Tararai, tarararai, tarararai. Sveiki, atvykę į laidą Virtuvėje su Mindaugu. Šiandieną patiekalas bus labai neįprastas, dėl ko jūs galbūt galite nustebti, bet gaminsime panagių paštetą. Jam pagaminti reikės panagių pašteto. Na, aišku, galima jį saldinti visokiais dalykais, ta prasme įvairiais ir panašiai, jokių problemų nėra, ta prasme čia priklauso jau nuo jūsų, kaip sakant, fantazijos vadinamas, nes kaip žinome, virtuvėje maistą gaminti yra menas. Tai va. Taigi, galime iš tikrųjų jau kaip ir pradėti. Tai va, bet nemusi koks to, čia mikrofoną biškit, žinai, truputį. Taigi, viskas, ką padarome, tai pasiemame iš savo pirštų panagių. Va, parodyk kamerą, atsukit, va, truputėlį, va. Va, matot, panagės pilno šūdo. Va, tai jas įsikapstume su peiliuku gražiai, va, čia va pasidedam. Ir tuo momentu galime prieiti prie šito medelio. Ateikit, va, parodykit, va. Čionais yra medelis, parvežtas iš nežinau, iš toli vieno žodžiu kažko. Ir čionais tokie dalykai, kad galime pasaldinti visokiais dalykais, to prasme, kaip lapukui pridėti, patrupinti ir panašiai. Taigi viskas, ką padarome, paimkite lėkštę. Palamškai, užkasiu aš dabar čia. O, ble. Atsiprašau, biškai. To jau luktelkit. Kur čia, blėt, mano? Kur nerandu? Tai vat. Panagių paštetas pagamintas. Tikriausiai viskas. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitoje laidoje. Tarai. Sena, išjunk.